Labas vakaras. Eteryje savivaldos aktualijų laida Savivaldos savaitė. Smagu, kad žiūrite. Penktadienį, spalio 8 dieną, vietos savivaldos dienai ir Lietuvos savivaldybių asociacijos veiklos 15 jubiliejui paminėti surengta Auksinės krivūlės 2010 m. laureato apdovanojimo ceremonija. Kongresų rūmuose jau 5. kartą buvo pagerbtos geriausios savivaldybės, Auksinės krivūlės riterio ženklo apdovanoti labiausiai savivaldai ir jos plėtrai nusipelnę savivaldybininkai, jau 3. kartą įteikta Jono Vileišio premija aštriausios plunksnos žurnalistams. Džiugu, kad šiais metais į Druskininkus parvežtos net 2 Auksinės krivūlės. Sveikatos ministerijos krivūlė skirta Druskininkų savivaldybei, o Auksinės krivūlės riterio apdovanojimą Lietuvos savivaldybių asociacija skyrė mero pavaduotojai Kristinai Miškinienei už nuopelnus Lietuvos savivaldai. Apie tai ir kalbėjomės su Kristina Miškiniene. Iš tiesų šiais metais nepaprastai malonu mums, kad į apdovanojimą krivūlę auksinę Druskininkų savivaldybei skyrė Sveikatos apsaugos ministerija. Ilgą laiką Sveikatos ministerija dvėjojo, kaip vertinti kurortus. Lietuvos kurortus, mano supratimu, jie nebuvo integruoti į bendrą Lietuvos sveikatos sistemą. Ir šį kartą nepaprastai malonu, kad Sveikatos ministerija vis tik tai daug padarė jau, kad į kurortus pažvelgti kitaip, kad vertinti profilaktiką, profilaktinius programas, kurios teikiamos kurorte, ir nusprendė druskininkams kaip moderniausiam kurortui, kuris teikia aukštos kokybės sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugas, skirti šią nominaciją. Tai iš tiesų nepaprastai džiugu, tikiuosi, kad niekas nedvėjojo, kad daug padarėme ir turbūt patys rezultatai sako, patys skaičiai sako, kad mes tampame vis populiaresni ne tik Lietuvos gyventojų, bet ir užsieniečių tarpe. Ir iš tikrųjų jau buvo visam kurortui, aš įsivaizduoju, kad šis apdovanojimas skirtas mūsų visom sanatorijom, visiems spa centrams. Ir aišku, ir mūsų sveikatos apsaugos sistemai, kuri stengiasi neatsilikti ir daug investuota į sveikatos apsaugą, kad ji būtų moderni ir patogi gyventojams ir kurorto svečiams. Kiekvienais metais savivaldybių asociacija dar įteikė ir keletą krivūlių savivaldybininkams. Džiaugiamės, kad šiais metais dar viena krivūlė parvažiavo į Druskininkus, tai yra jūs taip pat gavote krivūlę. Kaip jūs ją vertinate ir ką jums tai reiškia? Dėl šios krivūlės esu labiausiai, kaip čia, gal net nenustebinta, bet labiausiai man netikėta buvo, nes aš asmeniškai niekada nevertinu vien savo indėlių. Mano indėlio be kitų pagalbos, be darbo su komanda, be druskininkų iš vis manęs nebūtų, turbūt tokios, kokias aš esu. O taip pažvelgiant atgal ir prisiminus, kiek metų aš dirbu Druskininkuose, nuo 84 metų, iš tiesų buvo labai malonu, kad pradėjau dirbti čia Druskininkuose kaip ekonomistė. Dirbau įvairiuose srityse, įvairiuose skyriuose, įvairiuose pareigose. Ir dabar jau 10 metų pavaduotoja, kuruojantį vis tas pačias sritis. Ir aišku, stengiausi visą laiką dalintis mūsų Druskininkų patirtimi su kitom savivaldybėm, kitom šalim, nes tiesiog teko dirbti ir LSA socialiniam komitete, ir savivaldybių žinių redakcijoje, ir įvairiuose darbo grupėse, kurios buvo sudaromos valstybės mastu. Taigi visada, naudodamasi progą, visada dalyvauju aktyviai diskusijose ir valstybės mastu. Ir iš tikrųjų mūsų geriausią patirtį bandau perteikti ir kitiems Lietuvos savivaldybių darbuotojams. Kasmet Druskininkuose ir kaimiškose savivaldybės vietovėse rengiamos rudens šventės.
Šiais metais savivaldos dienos proga meras Ričardas Malinauskas pasiūlė Druskininkų vietos veiklos grupiai, jungiančiai visas savivaldybės kaimo bendruomenės, taip pat verslo, jaunimo bei nevyriausybinėms organizacijoms surengti mūsų visos bendruomenės šventę čia Dzūkija. Tokia šventė organizuota šeštadienį pramogų aikštėje. Kiekviena bendruomenė įsirengė originalius rudens gėrybėmis papuoštus kiemelius, vaišino gardžiomis dzūkiškomis vaišėmis. Renginio dalyvius linksmino Druskininkų savivaldybės meno kolektyvai ir svečiai iš Lenkijos. Buvo verdama bendruomenės sriuba, kepamos bulvės, gaminami kiti dzūkiški patiekalai. O daugiausia šventės dalyvių dėmesio sulaukė mero medžioklės laimikis keptas šernas. Apie tai, kodėl šiemet pasirinktas būtent toks rudens šventės modelis ir įspūdžiai iš smagaus Druskininkų bendruomenės renginio, savivaldybės mero Ričardo Malinausko interviu. Pati idėja tai kilo dėl kelių, sakykime, tokių aspektų. Galbūt vienas dalykas, kad buvo pažadėtas kažkada šernas, bet jisai nebuvo kepamas, taigi, o aš esu iš tų žmonių, kur pažadas visada vykdau, taigi tą šerną reikėjo kepti. Na, o po to pagalvojus apie tai, kad mūsų bendruomenės daro savo šventes, savo bendruomenėse, seniūnijose ir taip toliau, o kadangi jos yra aktyvios ir nori bendrauti, o kodėlgi nepadaryti visiems kartu vienoje vietoje tikrai didelę gražią šventę tiek miestelėnams, tiek mūsų svečiams. Ar patenkintas rezultatu? Tik pradėjau dar jį žiūrėti, bet pagal tai, kiek dalyvauja žmonių ir kiek dalyvauja bendruomenių, tai galiu pasakyti, kad jau patenkintas. Tądien Druskininkuose sulaukta itin garbių svečių, Lietuvoje reziduojančių įvairių šalių ambasadorių. Mūsų kurorte viešėjo Kazachstano Respublikos ambasadorius Galimšanko Išubajev, Rusijos federacijos ambasadorius Vladimir Hekikvadze, Kinijos liaudės Respublikos ambasadorius Muktao Tong su žmona bei Lenkijos Respublikos ambasadorius Januš Skolimovski. Drauge su jais į mūsų miestą atvyko aukšti Baltarusijos bei Švedijos karalystės ambasadų pareigūnai. Meras Ričardas Malinauskas svečiams ne tik papasakojo apie Druskininkų savivaldybėje šiuo metu įgyvendinamus didžiuosius projektus, bet ir suteikė galimybę juos pamatyti savo akimis. Vėliau ambasadoriai lankėsi Druskininkų bendruomenės šventėje čia Dzūkija. Ypatingos druskininkiečių pagarbos sulaukė Kazachstano Respublikos ambasadorius, sveikinimą šventės dalyviams perskaitęs lietuvių kalba. Kitos naujienos. Šeštadienį mero pavaduotoja Kristina Miškinienė savivaldybėje susitiko su buvusiu Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Lenkijoje, dabartiniu užsienio reikalų viceministru Egidijumi Meilūnu ir Torūnės miesto žurnalistais, kurie parašė Lietuvą pristatančią knygą. Viceministras informavo, kad knyga jau išversta ir į lietuvių kalbą, taigi artimiausiu metu bus išleista ir mūsų šalyje. Apie knygą ir priežastis paskatinusias ją parašyti interviu su vienu iš knygos autorių Radoslavu Žešoteku. Lenkijoje Lietuva vis dar mažai žinoma. Tūlas Lenkas apie jūsų šalį žino tikrai nedaug. Lietuva mums pirmiausiai asocijuojasi su Vilniumi, Aušros vartais, Nemunu ir šiek tiek su Druskininkais. Todėl nusprendėme skaitytojams Lietuvą pristatyti kuo įdomiau. Knygoje norėjome perteikti kuo vaizdingesnių jūsų šalies vietovių, įdomių žmonių ir įvykių. Taigi mums pavyko parašyti net 40 skyrių leidinį, kuriame aprašomos vietos nuo Žemaitijos iki Dzūkijos. Žinome, jog šia knyga skaitytojai domisi ir tai viršijo mūsų lūkesčius. Kai atvykome į Druskininkus, buvome maloniai nustebinti, kai sužinojome, jog ši knyga jau išversta ir į lietuvių kalbą. Taigi tikiuosi, kad lietuviai perskaitę šią knygą sužinos, koks yra Lenkų požiūris į lietuvius. Pagal Druskininkų savivaldybės direktoriaus spalio 7 dienos įsakymą dėl 2010-2011 metų šildymo sezono pradžios Druskininkų savivaldybėje pradėtas šildymo sezonas. Ar šilumą namuose bei įstaigose jau gali džiaugtis visi gyventojai, klausėme ūkio skyriaus vyriausiai specialistą Mindaugą Jaskelevičių. Atšalus orams atėjo nelabai laukiamas turbūt gyventojų metas, tai yra šildymo sezono metas. Atsižvelgus į lauko oro temperatūras, spalio 5 dieną buvo paskelbtas šildymo sezono pradžia ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, tai yra 4 mūsų darželiuose, tam, kad nešaltų mūsų vaikučiai. Na ir toliau stebint oro temperatūras, buvo paskutinių parų temperatūra ir 6, ir 5 laipsniai. Ir taigi nuo spalio 8 dienos skelbiama šildymo sezono pradžia visoje savivaldybės teritorijoje.
Norėčiau pabrėžti, kad vis dėlto savivaldybės direktoriaus įsakymu nustatyta šildymo sezono pradžia yra privaloma tik savivaldybės įstaigoms ir institucijoms. Visi kiti vartotojai gali patys nuspręsti dėl savo šildymo sezono pradžios, tačiau reikia užtikrinti higienos normomis nustatytas patalpų temperatūras. Nepaslaptis, kad dažnai gyventojai pakankamai vėlai įsijungia šildymą, bet tikriausiai to dalyko irgi yra tam tikri minusai. Be abejo, yra namų, ir kurie pasijungia tą šildymą ir nuo lapkričio 1 dienos, taupydami lėšas, be abejo suprantame, kad ir ekonominė padėtis pas daug yra sunki, taip kad stengiasi taupyti, tačiau šitoj vietoj galbūt yra ir tam tikri minusai, kadangi per tą laiką namo sienos pakankamai įšąla, tada reikia žymiai daugiau energijos, kad vėl atstatyti tą pusiausvyrą šilumos. Be to, kaip jau minėjau, turi būti užtikrintos pagal higienos normas nustatytos patalpų temperatūros, tai yra apie 18 laipsnių. Na, o jeigu tai pajuokaujant, ant vaistų kitą kartą daugiau išleisi, negu sutaupęs ant šildymo. Tačiau, kaip minėjau, kiekvienas namas turi teisę apsispręsti patys ir nuspręsti dėl savo namo šildymo sezono pradžios. Sprendimai priimami balsų daugumą, tai yra 50% plus 1 balsas. Tai ar galima tikrai jau taip teigti, kad netgi vėliau įsijungus name šildymą, vis dėlto ta sąskaita gali būti tokia pat ar gal net didesnė, negu kad jis būtų įjungtas anksčiau? Na, sunku pasakyti, kiekvienas namas turi savų specifikos, vienas namas galbūt yra šiltesnis, storesnės sienos ir panašiai, taip kad labai sunku lyginti. Be abejo, tą mėnesį sutaupysit, gal kitą mėnesį, be abejo, ta sąskaita bus didesnė, nes reikės, kaip minėjau, papildomai šildyti atšalusias sienas. Atliekų rūšiavimo sistemos diegimas, jos veiksmingumas ir rezultatai labai svarbus druskininkams, kaip puoselėjamam vienam švariausių ir moderniausių kurortų. Prie tokio druskininkų įvaizdžio gali prisidėti kiekvienas mūsų savivaldybės gyventojas. Taigi, apie tai daugiau papasakojo architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Asakavičiūtė. Šiuo metu savivaldybėje yra įdiegta antrinių žaliavų rūšiavimo sistema tik pačiuose druskininkuose. Druskininkiečiai gali naudotis 27 aikštelėmis skirtomis antrinių žaliavų rūšiavimui. Tai yra atskirai surinkti popierių, plastiką ir stiklą. Druskininkų savivaldybė įgyvendinama toliau plėtodama savo sistemą, planuoja šiais metais arba kitais metais, priklausomai nuo oro sąlygų, kadangi konteineriai jau yra įsigyti, įdiegti antrinių žaliavų sistemą ir Leipalingio bei Viečiūnų seniūnijose. Ir tų seniūnijų gyventojai galės rūšiuoti atliekas tinkamai. Ar gyventojai rūšiuoja atliekas, ar gal jiems tiesiog informacijos kažkokios tai trūksta apie šiukšlių rūšiavimą ir naudą būtent to rūšiavimo? Tikrai pastebėjome, kad įdiegus sistemą rūšiavimo kokybė pagerėjo. Tikrai žmonės domisi ir mielai rūšiuoja atliekas, skirsto juos į atitinkamus konteinerius. Be abejo, rūšiavimo nauda tikrai yra didžiulė, ypač aplinkosauginė, kadangi rūšiuojant atliekas yra išsaugoma sveika aplinka, sutaupomi energijos ištekliai, gamtos ištekliai, kadangi perdirbant atliekas ir gaminant naują produktą iš surinktų antrinių žaliavų yra žymiai paprasčiau ir pigiau. Kaip manot, ar pakanka informacijos gyventojams apie šiukšlių rūšiavimą? Gal reikėtų juos kažkaip tai papildomai šviesti? Be abejo, visada informacijos trūkumas yra, sakykime, ne visus jinai pasiekia tinkamai. Jeigu kažkam klausimų iškyla, mielai galim pakonsultuoti ir paaiškinti, kaip ką daryti, tiesiog kreiptis į architektūros ir urbanistikos skyrių. Netrukus DRT eteryje laida Mūsų visų sveikatai. Būtinai žiūrėkite. O aš linkiu Jums geros savaitės, pasimatysime kitą pirmadienį.